Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja ir šiandien vėl nedidelė pilkutė. Prieš tai aš čia buvau, jau galvau daugiau nelieksiu, bet užsukęs buvau į Triturusą Vilniuje ir neatsispyriau iš tikrųjų Jacksono kompanijos meškerytei iki 35 gramų, 2,8 m Okean Gate. Ir visgi noriu pasakyti, kad suskubkite, bičiuliai, tiek į fizinės Trituruso parduotuvės, tiek triturusfishing.com pasižiūrėti visai Jacksono meškerių gamai, o jie yra tikrai milžiniška, 50% nuolaida. Įsivaizduokit, grynas japonas ir 50% nuolaida. Taip kad meškerytės ten nuo 0 gramatūros iki labai daug. Tiek kastinginių kotų yra, tiek paprastų, taip kad galite pasižiūrėti, galite pasižvalgyti ir galite įsigyti. Kada rasite, kad 50%? Taip retai kada būna. Artėja šventės, tai dar bus didesnės nuolaidos Trituruse, kaip jau žinia, kasmet. Tikiuosi, kad bus, dar nežinau iš tikrųjų, bet tikiuosi, kad bus tos kaip mėnesio diena, taip -1%. Kas liečia masalus, chebrytė, va mano nedidelis toks, greitai susimečiau, stabi šadų turiu, tų mano mylimų, turiu duškučių įsimetęs su offsetais, pasidariau taip paskubomis, sakau, nes žiauriai norėjau išliek pabandyti. Jis man labiau toks tvičui bus tas kotelis, aišku, pontūnų. Vobleriukų jau čia aš jais gaudžiau, jie jau čia išbandyti, puikiai veikia. Kas dar nepabandėte, galite pasižiūrėti, nuorodas po video visada sudedu į masalus, į kotus ir taip toliau. Ir viskas, einu dabar semtis iš valtelės medinukės ar plastikinės vandenį ir plaukiu į nedidelę pelkutę. Pradėsiu turbūt, gal net nežinau. Ir trumpa šiandien bus ta žvejyba, reikia greitai, operatyviai judėti, nes baisiai stiprų lietų rodo po kelių valandų. Tai turiu, kaip jau sakiau, vobleriukų, turiu Major Crafto stabi šadų, bet pasidaręs aš juos pasiėmiau visiškai be svorio. Tai kaip jau ir jeigu gaudėmės ten tas pelaginės žuvis visokiausias, tai va bus smalsu pabandyti, kaip jos dirba visiškai be svorio, tiesiog įsukta, ta tokia kaip nosis, trišakutis. Va, raudonu. Taip, šitų turiu irgi, va, kas liečia bešvino megabasai, įsimetęs irgi Major Crafto tuos tokius truputėlį kūdesnius, mažesnius, su pliaukais. Ir, tai va dar duškių truputėlis, nes visgi gylio visai nėra, susivėriau offsetus, tai irgi gaudysiu taip pat be jokio svorio, visgi įdomu, kaip čia, kas čia vyks. Ir aišku, pontūno vobleriukai. Gumos kol kas nenori. Dabar va, tą mėčiau, toks skaidrus vanduo, ant tokių daugiau natūralesnių spalvų, bet uždėsiu tą raudoną savo mylimą kraujuką ir dar su plaukais pažiūrėsim be svorio, kaip jisai čia ar dirbs. Svoris tik galvoj daugiau
nieko neužkabinęs, bet viskas kaip ir, kad ir labai lėtai sukant, ta guma dirba, tai tokia jau galima sakyti ganėtinai vėlyvo rudens lydekai. Tikrai geras masalas. Noriu su gumom dabar pažaisti, vėliau gal, jeigu čia nieko, tai pabandysiu ir vobleriuką, ant vobleriukų čia, kad ir kokios jos mieguistos būna, bet susivilioja, bent jau prieš tai, kaip gaudžiau, kas dar nematėte tos laidos apie miegančias lydekas, tai galit pasižiūrėti. Nu va, šovė mintis chebrytė, daužiau ant vobleriukų. Šovė mintis užsidėti gumą ir va, pirmas lydekišius. Oi, gražiai atrodo, ne? Opa, ant Major Crafto. Prie pat valties, bam! Smūgis toks geras. Bet atmetęs jau gerą valandą ir pirmas vakibimas. Oi, graži pelkinokė. Gražuolė. Kokia gražuolė, kokios spalvelės. Žinot, kaip būna chebrytė. Kada mėtai ir taip dzingtelna tokia mintis, kad nu va reikia dabar uždėti būtent tą gumą. Man tai taip ganėtinai dažnai būna ir dažnai tai pasiteisina. Oho, dar matau įrėjus kažkokią tai žuvį, bet panašu, kad lydekaitė. Nu, atiduok. Panašu, kad įrėjus lydekaitė. Uodega kyšo, bet vis tiek dar neatsispyrė ir Major Crafto gumai. Va, geltonu su juodu. Nors ir diena apsiniaukus ir žiūrėkit, va, noriu parodyti. Ana, uodega kyšo. Bet galimai, kad lydekaitės mažos. Nu, mažutė. Keliauk. Opa. Nuskūrino kaip dailiai. Jeigu gaudysit, bičiuliai, taip va, kaip aš irgi be svorio, tai stenkitės tiesiai įsisukt tą nosytę ir kada jau veriate trišakį, tai irgi, kad būtų tiesiai jisai įvertas. Tada gaunasi toks lygus jo plaukimas, nu va, kaip ir dabar žiūrėkit. Va, guma tiesiai ir tiesiai plaukia ten į šoną, jokių pavirtimų nėra ir lėtai galite dirbti su guminuku. Kada būna kreivai įsukta, tai visgi kažkaip virsta ant šono taip, ne taip gerai jinai dirba, o čia va dabar va viskas tiesu, tai stenkitės padaryti viską normaliai. Šmigoju, įlankelis žiauriai pakilęs iš tikrųjų.
Vanduo yra šiuo metu net keista pasidarė, kad tiek vandens šipatų lietų tokių atrodo nebuvo, jie čia labai stiprūs, bet vandens tikrai yra labai daug, gal tas įtakoja, kad su tuo kibimu sunkiai, bet dar vieną turėjau barkštelėjimą irgi ant šitos gumos, kitas atmėčiau, ne, bet galbūt dar sujudės ir visgi, kad gaudai jau galima sakyti, tą vėlyvą rudenį esu pastebėjęs, kad visgi būna tie tokie lydekų išėjimai, jeigu tarkim gaudai pavasarį, tai ten daugiau mažiau kabaliojasi visą dieną ta žuvis, o va tas vėlyvas toks ruduo, tai toks, galima sakytų, lydekų išėjimai būna ten apie valandą kokią, būna, atrodo, nėra, paima, sukyla ir tikrai tų kibimų padaugėja, bet irgi reikia visgi, manau, tą masalą pataikyti. Ten, aišku, bet ko neims, dėl to tų ir masalų pas mus būna tūkstančiai, o vobleriukų atidaužiau, ne. Ir pasyviai, ir aktyviai bandžiau vest, bet ne viskas vakas. Dar kažkoks tai iš mirties taško pajudėjimas būna, tai guminukas ir lėtas pravedimas. Nors atrodo, tas va kaip ir ištraukiau tą pieną, tai kibimas toks tikrai jau atsakantis, tai labai jau jinai turbūt alkana buvo, nors kaip patys matėt, gerklėj kyšojo mano galva lydekaitės mažos uodega. Kaip tokio įlankoj gali nebūti. Yra jų tikrai, bet nenori visiškai hebrytė. Ar meistriškumo stoka, ar su rankom kažkas negerai, bet viskas, bičiuliai, aš pasiduodu. Ir taip, ir anaip, ir trečiaip, ir per tas pačias vietas, ir per kitas, ir nėra, ką padarysi. Yra, bet neima ir viskas. Mausiu namo. Yra kaip yra hebrytė. Žiauroka iš tikrųjų, viena žuvis. Dar vienas kibimukas ir viskas. Būna ir nulis. Nieko nepadarysi. Tiek, draugai, pasižiūrėkite triturusfishing.com. Jacksono meškeryčių tikrai geros, tikrai skambios. Kiekvienams gyvenimo atvejams tenais jų rasite. Kiek žinau, dar jų likę. Su minus 50% nuolaida, tai įsigyti japonišką meškerę, tarkim, apie 100 eurų, tai nelabai kur rasi turbūt. Ir tiek, draugai. Su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ate.